Taigi toliau tęsiu pasakojimą. Juozas pasakė prieš 4 metus, kad mama nesupranta, nesigaudo. Tai nieko keisto, jeigu jai 88 metai ir jinai nesigaudo ir nesupranta, nes žmogus sensta ir savarankiškumo įgūdžiai mažėja. Ir tokiam žmogui reikia artimiausių žmonių pagalbos. Taigi artimiausias žmogus, brolis Juozas, pasinaudojo mamos nesupratimu ir nesigaudimu. Jisai liepė pasirašyti panaudos sutartį ir tai panaudojo psichologinį smurtą, liepė pasirašyti su Arūnu Visocku 10 metų. Aš nesutikau, aš labai nenorėjau. Tačiau Juozo, mano nuomonė, buvo nusispjauti. Ir jis viską tai darė, ko aš nenorėjau, nors aš esu dukra ir mamai galiu geriausia patarti, kas geriausia turėtų būti. Ir ta panaudos sutartis, jinai buvo pasirašyta melo, psichologinio smurto dėka, apgavystės dėka. Ši sutartis suklastota. Visockas dirba 3 hektarus, o deklaruoja, kad dirba 8,4 hektarus. Taigi vagia europinės lėšas už 5,4 hektaro. Ši sutartis pasirašyta tai, kad mama nesigaudo ir nesupranta. Juozas aiškiai man pasakė. Ir ši sutartis, panaudos sutartis, Visockas turėjo pasirašyti su mama, būnant man. Tačiau šis žmogus yra labai žiaurus. Jam tiesiog rūpi ne žmogus, su kuriuo pasirašo sutartį, o pinigai, pinigai, pinigai. Visockas nuomoja pagal panaudos sutartį mano tėvo Aleškevičiaus Prano žemę, Aleškevičiaus Kazio, mano dėduko. Bet mano nuomonė Visockui visiškai nesvarbi. Ir jam niekada nebuvo svarbi. Jisai niekada nenorėjo su manim susitikti ir išsiaiškinti šios labai žiaurios padėties. Visos problemos yra išsprendžiamos.
Tačiau jeigu žmogus jų nenori spręsti ir nespręs. Taigi Visockas niekada nenorėjo su manim susitikti, niekada nenorėjo išspręsti. Jam rūpi tik tai pinigai ir rūpėjo pinigai. Mama per 1 metus negauna už 3 hektarus 450–500 eurų, o iš valstybės nelabai aiškiai rodo, tai aš pratęsiu. O iš valstybės europinių lėšų pavagia Visockas per metus daugiau kaip už 1 000. Už 5,4 hektarus deklaruotus. Juos deklaruoja, kad dirba, tačiau jų nedirba. Manau, kad žmonės pažiūrėję šį vaizdelį nebus abejingi ir šį vaizdelį persiųs nacionaliniai žemės tarnybai prie aplinkos ministerijos arba žemės ūkio ministerijai, kuri skiria europinės lėšas. Aš manau, jeigu su žmogumi negalima asmeniškai susitarti, tai gal padės svetimi žmonės. Persiųs arba paskambins